Sveiki atvykę į Stokholmą. Per šitas 2 dienas, kurias mes būsime mieste, stengsimės patirti kuo didesnį nuotykį, pamatyti kuo daugiau gražių vietų, užfiksuoti kuo daugiau gražių kadrų ir aišku pasidalinsime su jumis savo patirtimi, kelionės išlaidomis ir patarimais, ką atrasime čia įdomaus ir gero. Taip, kad sekite mūsų kelionės. Senėlė. Trumpai apie kelionės išlaidas. Dabar esame čia iš oro uosto išėjome į traukinių tokį kaip stodį, ten po žeme tokia tunelis, filmavau prieš tai. Bilietai gana brangus, į miesto centrą nuvažiuoja 20, kažkur gaunasi eurų vienam žmogui į vieną pusę. Bet norėjau pasakyti, kad mes žiauriai pigiai atskridom iki Stokholmo. Tiesiog gavau bilietus 15 eurų žmogui į vieną pusę. Tai skrendam dviese, iš viso sumokėjau 60 eurų pirmyn atgal. Tai va, traukinys mums gausis brangiau nuvažiuoti pirmyn atgal, negu su lėktuvu atskristi. Kaip gauti pigius bilietus, tiesiog užsiprenumeruokite aviakompanijų naujienas ir ateis pasiūlymai, tik tai suraskite laiko nusipirkti bilietui ir aišku kelionėje. Einam ieškoti savo viešbučio, nes mano vyras sakė, kad aš išprotėjau, kai išrinkau būtent tą viešbutį, kokį išrinkau. O kokį? Pamatysit. Na, vat štai ir mūsų viešbutis. Jo, žinokit, aš nesuklydau. Susiradom bookinguose viešbutį laive. Išsinuomavom 2 naktim ir pasižiūrėkit, koks nerealus vaizdas aplinkui. Tiltai, senamiestis, pačiam miesto centre, visai šalia karaliaus rūmai ir parlamentas. Tai va, manau, mes jūs nustebinom, ar ne? Tuoj einam registruotis ir parodysim šitą laivą iš vidaus. Na štai ir mūsų numeris. Na štai ir numerio apžvalga, nors iš tikrųjų nelabai ką čia ir yra apžvelgti. Laivas iš išorės gražus, bet pakliuvom tai tokią kajutę. 6 kvadratiniai metrai rašė, ačiū Dievui, lovos viengulės, nes aprašyme rašė, kad 2 aukštų lova. Tai va, žiūrėkit, čia va viskas, va čia va tualetas, su patogumais, savo dušą turim, nes kiti ten būtai buvo be savo sanmazgo, tai pasiėmėm va tokį va irgi. Čia va pasikabins, pasidėti daiktus spintą, pasikabinti va kažkas, nežinau, čia tamsu gal matysis. Ja, bet šiek tiek kvapas, tai yra tokios... Kanalizacijos biški toks švelnus, ne? O senos medienos kvapas. Ir pažiūrėk, stalas toksai, vat, nu, daugiau turbūt filmuose matom, ar ne, kaip būna kajutėse. Šviestuvas tas pats padarytas. Jo, toksai va. Iš tikrųjų... Kaip tipo žibulinė lempa šviestuvas, tokie senovė. Ir viską, nu, iš tikrųjų, taip, tikrai jautiesi kaip laive ir šitą ir tikiuosi mums patiks. Tai va, dabar nueisim išbandyti dar kavinukę, išgerti kavos. Ir tada pasakysim toliau įspūdžius. Ir turbūt eisim, išbandysim lovas miegoti. Pirmą, tai nueisim pafilmuoti iš tikrųjų visus aukštus, nes aukštų labai daug. Bėgsim į ekskursijas.
ką, kaip jau pirma diena ir baigėsi, sušalom. Pafilmavau gražių naktinių vaizdų, keletą nuotraukų gražių padariau. Tikėkime, atrodys gražiai dideliame ekrane. Ir einame miegoti. O žandai raudoni, nežinau, ausis raudonos, matosi gal nesusirgsiu. Ir, kaip sakant, susitiksime rytoj ryte arba lygiai po 3 sekundžių. Čiau. Labas rytas. Štai mes ir jau atsikėlėme Švedijos sostinėje Stokholme. Atėjom papusryčiauti į viešbučio kainą ir pusryčiai. Visai neblogas švediškas stalas. Jeigu matosi, nežinau, kameroje turėtų matytis, pasiėmiau keletą blinelių, mėsytės, skanaus. Stokholmas pasitiko mūsų saulę, jau senai nematyta Lietuvoje iš tikrųjų. Žiūrėkit, labai gražus rytas. Mes čia prie vandens aplamai, daug saulės, atspindžių. Pažiūrėkit, va čia va, matosi miesto rotušė, kuri dieną irgi įspūdingai atrodo. Va mūsų laivas, kuriame gyvename. Einam dabar į senamiestį, apsižvalgyti, parodysim jums gražiausias Stokholmo vietas. Kadangi būsime neilgai mieste, tai stengsimės pamatyti kuo daugiau ir jums perteikti visą miesto grožį. Tai atėjom jau senamiestyje. Čia atėjome link tos vietos, kur yra Stokholmo pati siauriausia gatvė. Va. Mes link jos nueisim, pasižiūrėkit, kokie namai. Monumentiškai gražus iš tikrųjų Stokholmas. Turbūt toksai vienas mažiausiai turistų lankomos miestas skaitosi turbūt, nors iš tikrųjų, kas atvažiuoja, visiems labai patinka. Ir dar patarimas, žiūrėkite, sekmadienio rytas, bet žmonių beveik nėra. Jeigu norit kažką tokio pamatyti, gražesnių kadrų nufotografuoti, atsikelkite anksčiau ir ateikite anksčiau, pasižiūrėkit, kaip ir viskas tuščia. Einam dabar va. Šitą nors čia nesiauriausia turbūt gatvelė, nes čia turbūt yra gatvelė, bet ne pati siauriausia, einam ieškoti siauriausios. Va, susiradau žemėlapį, einam link tos siauriausios, čia jau 103 metrų. Bet šita irgi tokia pakankamai siaura gatvė, kai įdomus kaip šulinys, pasižiūrėkit. Kažkaip iš tikrųjų žavi vieta. Ir čia dar va durys kažkokios, gyvena kažkas. Čia išėjome. Senamiesčio gatvelė. Šiandien taip tylu, ramu. Atrodo, kad čia tik tai mes su žmona dviese. Pasižiūrėkit, koks grožis. Tas gatvelės tokios siauros. Čia daug parduotuvėlių yra. Čia matyti šitą, kur vyksta prekyba. Gal mes taip anksti atsikėlėm, dar švedai miega. Tokiu laiku. Eime toliau. Na štai ir priėjome siauriausią Stokholmo gatvę. Tuoj parodysiu, čia tokia. Šiaip einant gali nepastebėti ir praeiti. Čia tokie vartai, numeris pažymėtas. Žiūrėkit, nu, kiek žiūrėjau, apžvalgas rodė, kad dviese neprasilenksi. Mano manimu, čia labai reikia būti pavalgysiam, kad dviese neprasilenktumai. Nu gal va čia va viršuje. Na ir siauresnė, pačia tai ten pakankamai plati. Šoną pasisukus, manau, čia ir 3 praeidė. Tai va, prašau, matėme, kaip jinai atrodo. Iš tikrųjų, čia fainai galim visų kitokių įdomių dalykų prifotografuoti. Kažkokį muzikinį filmą, ne filmą, klipą, atsiprašau, gražų kokį susukti. Va, mane žmonelė laukia. Jau jinai praėjo. Šitas atėjo jau. Tai va, prašau. Vadinasi Mertentrötsix Grand. Grand, o tikrai Grand. Priėjau aikštę, kur Šventasis Jurgis kaunasi su drakonų statula pastatyta.
Labai miela vietelė. Iš tikrųjų, čia dabar žiema, tai atrodo viskas vienaip. O vasarą arba rudenį, kaip čia šilta, gražu pavasarį. Tai iš tikrųjų miela vieta pasisėdėti, išgert kavos. Čia labai gražiai padaryta fontanas, matyt, čia bėga šiltuoju metu. Čia va tokių kavinukų yra su staliukais, su tentais šalia visiškai va. Čia va ta vieta prie drakono, ta labai graži vieta, tokia kaip kryžkelė gaunasi. Čia ta Švento Jurgio statula ir va čia aplinkui gatvelės į visas pusės ir jos visos tokios gražios ir mielos. Kiemeliai. Tiesiog būkite pasiruošę netikėtiem ir gražiam kadram, jeigu mėgstate fotografuoti, įamžinti gražias vietas, tai čia tikrai puikiai vieta. Žiūrėkit, užėjau į pirmą pasitaikiusi kiemelį, kokios spalvos, kokios grožės. O, kaip gražu. Ratukai sustatyti. Šau. Jaukuma tokia. Kite pasiruošę netikėtumam. Išėję iš kiekvienos gatvelės galite rasti štai va tokių vaizdelių. Čia šitie 3 namai, žalias, raudonas, geltonas, beveik Lietuvos vėliava. Tik tai kita išsirikiavę eiga, skaitosi vieni gražiausių Stokholmo namų. Čia visuomet būna daug turistų, tik tai šį kartą sausio pabaiga. Matyt, turistų sezonas dar neprasidėjęs ir sekmadienio ankstyvas rytas. Tai va, o štai čia yra dabar nebeveikiantis kaip ir šulinys. Čia vasarą bėga vanduo. Švedijoje skaitosi vienas geriausių vandenų gėrimai. Ir čia gali įsipilti, atsigaivinti, atsigerti jo. Aišku, norėjau paragauti, bet greičiausiai neteks. Nes žiemos sezonų užsukti kraneliai. Prašau, va, kaip gražiai atrodo. O tie namai biškį iš arčiau atėjau. Tik kad būkite pasiruošę netikėtumam. Visiškai šalia pat šitų gražių namų. Pasižiūrėkite, yra Nobelio muziejus. Aš nežinau, čia turbūt pačio to mokslininko Nobelio, žinot ar ne, kuris atrado dinamitą, uždirbo daug pinigų ir dalina dabar pinigus naujom technologijom, naujas technologijas atradusiem mokslininkam ir šiaip meno visokiem įžymiem žmonėm. Tai vat, manau, gal ir vertėtų užsukti. Tik tai šiuo metu jisai uždarytas, rašo, nuo 6 sausio iki 14 vasario nedirba. Tai jeigu važiuosite, tai paplanuokit atvažiuoti šiltesnių metų laiko. Na štai ir priėjome Švedijos karaliaus rūmų rezidenciją. Čia skaitosi viena didžiausių Europoje karališkų rezidencijų. Jeigu būsite čia, nepraleiskite progos nufotografuoti sargybos keitimosi momentus. Turėtų būti gražu. Prašau. Aplankėme karališką rezidenciją iš vidaus, padarysim keletą kadrų. Štai va čia va holas, laiptai į pirmą aukštą. Filmuosiu, parodysiu jums gal keletą gražesnių vaizdelių.
Dar vienas kadras nuo karaliaus rūmų. Čia va dar vienas įėjimas. Ten, kur buvom, tai buvo muziejus karališko apartamentų. Čia kažkokia tai lobynas karūnų matyt. Ekspozicija. Ir va čia pasižiūrėkit, kokia nuostabi panorama. Aikštė va graži kažkokia tai karaliaus ant arklio skulptūra. Reikia pasižiūrėti, kelintas čia Džordžas koks karaliavo. Čia va biški iš toliau. Kažkokie biški renovuoja, matyt, tos rūmus, apdengta dalis. Ta bažnyčia, matyt, kur karalius eina su šeima melstis. Čia labai graži panoraminis vaizdelis į salas Stokholmo. Nuostabiai atrodo. Paskutinės žvilgsnės į karaliaus rūmus, o štai čia žiūrėkite visiškai šalia Švedijos parlamento rūmai. Viens šalia kito. Tai va, žiūrėkite, čia parlamento masyvas, ten tolumoji gatvelė graži. Tokie didingi pastatai, gražiai tikrai atrodo. Labai dar noriu kur nors pakelti droną nuo šalia biškį, ne prie karaliaus rūmų, kad nenušautų koks sargybinis mano paukščiuko. O pafilmuoti iš oro visą šitą grožį būtų irgi įdomu. Paragavom švediškų bandelių. Žmona sako, kažkokia įdomi. Vietoj cinamono pipirą įdėti. Bet skonis neblogas toks ir man davė paragauti irgi gerulę. Tau paėmiau va tokį šokoladinį, kažkokį irgi paragausiu dar keksiuką ir amerikaną. Kažkaip su pienu nenorėjau nieko gerti. Grįžtinėjom atgal link parlamento ir suksim dešinėn tenais. Bus kelias link City Hall. Švedijos parlamentas vadina Reichstagu. Vakarėjom pro šitą pusę. Na štai ir miesto rotušė, kurioje kiekvienus metus įteikiamos Nobelio premijos iškiliems mokslininkams ir meno žmonėms. O šiame bokšte galime pakilti į šį bokštą ir pasigrožėti miesto panoramą. Jeigu būsite, būtinai užsukite. Einam dar pasižiūrėti, tenais gražus labai sodai. Aišku, dabar medžiai bus nežali, nes žiemos periodas. Ir pasižiūrėsim, ten viduje dar turėtų būti gražu. Jau čia kieme City Hall. Labai gražus vidus. Toksai įspūdinga tokia architektūra. Bokštas toksai labai gražiai ir naktį labai gražiai atrodo apšviestas šitas
šitą rotušę vakar filmavau. Tai įspūdingai labai atrodo. Čia tokia kolonada irgi City Hall, labai faina čia. Fotografuočiau gražias vestuves. Nuotakos, rašykit, važiuosim į Stokholmą fotografuotis. Va, vienas grožis jau šoka kolonadoje. Įspūdingai. Įdomu, dar kol kas neradome, galbūt ne visą laiką šitą bokštą galim pasikelt, gal žiemos metu nedirba, nes kažkoks, žiūriu, uždaryta panašu. Čia kažkur turėtų būti įėjimas į tą bokštą. Nu ką, atvažiavom gal netinkamų metų laikų, nors žiemą irgi Stokholmas yra žavus iš tikrųjų. Šiandien dar taip kliuvo, tokia diena graži, saulėta. Su dronu paskraidžiau, kokios nerealios nuotraukos ir filmuota medžiaga. Miestas nerealus iš tikrųjų, gražus, tikrai. Net ir naujamiestis turi pritaikytą tokį stilių prie senamiesčio, gražiai labai atrodo. Harmoningas labai miestas iš tikrųjų. Kviečiu apsilankyti, tuo labiau jeigu gausit bilietus, tai kaip mes, 15 eurų vieną pusę žmogui, tai nepraleiskit progos pasivaikščiot, susipažint su miestu. O, prašau, čia rotušė nuo vandens pusės užėjome. Čia vat vasara, ar pavasarį, ar rudenį čia gražus labai sodas. Dabar tai aišku medžiai be lapų. Einam, va ten nueisim, tokia irgi galerija medžių prisodinta. Nusprendėm pereiti į kitą pusę, ten yra apžvalgos aikštelė miesto, apžvelgt gražiai, bet turbūt nespėsim, kol saulė nusileis, nes žiemos laikotarpiu matyt nevažinėja čia. Čia yra tie keltai vadinami į kitą krantą. Dabar bandom, va čia naktį mačiau labai gražiai apšviestas tiltas, toks nerealiai kažkoks aukštas, įdomus, net nežinau kaip vadinasi, kai prieisiu, gal pasakysiu. Va, naujas toksai tolumoj matosi. Tai bandom prie jo dasigauti ir pereiti. Nuo viršaus gal bus gražių vaizdų. Susitiksime ant tilto, jeigu daeisim. Na štai mes ir ant tilto. Tilto pavadinimų užrašysiu titruose, pasižiūrėjęs Google'ose, nes neradau kažkokios lentelės prikaltos, bet vat čia įspūdingas vaizdelis, apačioj kažkokia irklavimo bazė. Matyt, treniruojasi sportininkai. Labai nerealiai pafilmavau, kaip suirklenta, dvivietė. Bičelis manevravo, labai gražiai atrodo. Dabar bandom pereiti į tą krantą, kur iš dešinės, ir ten yra kalnas apžvalgos. Į miesto centrą, nežinau, kol ateisim, turbūt jau bus tamsu. Bet tamsoj gal irgi gražių kadrų nufilmuosim, nufotkinsim. Norėjau parodyti šitą vietą, aišku, turbūt daug kas apie ją žino. Čia kalva, nuo kurios matosi visas Stokholmo centras. Kas neturi galimybės pakelti droną, tai va prašau, atvykite čionais. Čia dar aukščiau jaunuoliai sėdi, galim užlipti ir galim gražių peizažų miestų pafotografuoti. Ypatingai va toj gal sulauksime sutems, nors tokio jau prietenos darosi. Tai turėtų tas miestas šviesti, nes Stokholmas negaili šviesų apšvietimui ir gal padarysime gražių kokių kadrų. Važiuojame su metro, išbandysime švedišką metro sistemą Stokholmas.
Sakė, kiekvienas stotis yra meno kūrinys, tai čia matyti ant sienų ir yra jų meno kūriniai. Man tai panašiau labiau į reklamą. Galbūt ne kiekvienas statys meno kūrinys. Nespėjom į vieną traukinuką, laukiam kito. Baisu svetimoj šaly šokti, kad net ten važiuotumai. Bet iš tikrųjų faina. Va, žiūrėkit, metro stotis, atsisėdam biškį pasilsėti, greitai būsime namie. Prisivaikščiojom. Dabar sėdim restorane. Užsisakėm pizzas, itališką restoraną radome. Visai netoli mūsų. Taip jauki aplinka. Laukiame, kuo atneš, parodysim. Jeigu bus labai skanu, jeigu ne, tai nerodysim. Suvalgėme savo pizzas. Tikrai patiko, neblogos ar ne. Tas kažkaip tai labai tas pagrindas skanus, toks plonas ir tikrai gerai iškeptam jaučiasi. Čia italų restoranas, tai gal jie moka kepti iš tikrųjų, nes ir padavėjai tokie biški juodo gymio kaip italai panašus, tai iš tikrųjų vertinimas neblogas. Kainos dar nežinom, nes ten buvo kronų, viena ten 109 kronos, kita 169 kronos, tai grubiai paėmus kažkur 13 ir 15 eurų maždaug. Alutis, panašiai kaip pas mus, 0,4 bokaliukas, tai 69 kronos, tai kažkur tai apie 5,5 euro būtų mūsų pinigais. Tai ir pas mus dabar kainos kaip pakylo, tai panašiai kola, tai žmona geria, atsiprašau, tuščias bokalas. Tai kaina tokia kaip ir pas mus, realiai, bet pizzerija patiko, rekomenduojam, parašysiu pavadinimą, jeigu kas būsit Stokholme, tai užeikite, ten turi jie platesnį pasirinkimą, ne tik picų, visokių skanių dalykų, tai nebrangiai ir skaniai pavalgysite. Štai prašau, išėjom iš kavinės, naktinis Stokholmas, labai gražu, grožėkitės ir jūs. Kažkaip tai įdomiai, galvojau, atvažiavom tik 2 dienom, aš įsipaišysiu į trumpą filmą, bet čia šiandien tiek pririnkau filmuotos medžiagos, kad net galvoju, kad čia gali gautis ir 2 filmai. Vienu žodžiu, jeigu jums patinka mano kelionės, tai paspauskit like, paspauskit subscribe ir sekite mano kelionės. Tuo pačiu paremsite ir mane. Tai ką, draugai ir draugės, draugeliai ir draugytės, dėkoju, kad stebėjote mano filmą. Šiandien jau pavargęs, palūštų guliu lovoje, einu miegot, daug privaikščiojom. O rytoj, jeigu pasiseks, aplankysime keletą muziejų ir jeigu bus jums įdomu, parodysiu ir jum. Iki rytojaus. Na, štai. Prasidėjo mūsų paskutinė diena Stokholme. Šiandien apie 8 valandą vakare išskrendam, tai dar turim laiko pasivaikščiot po miestą, bet kadangi oras toksai, patys matote, rūkas, to atsisuksiu štai va mūsų laivas, kuriame gyvename. Iš tikrųjų labai fainas. Prasme, nėra ten kažkokio super, nesuper įrengtas, kuklus toks, bet malonu, kažkaip iš tikrųjų geras vaibas buvo tame laive gyventi čia porą naktų nakvoti. Tai iš tikrųjų rekomenduoju, pažymėsiu titruose tikslų pavadinimą, tai galėsite rasti, išbandyti, iš tikrųjų pusryčiai labai skanūs, sotus, pavalgom gerai. Tai va, tai ką dabar? Dabar traukiame į metro, važiuojame į Vazos muziejų, nes oras tai toksai net drono nepakelsite, toks rūkas, va, pasižiūrėkite, kad
net nesimato. Per 100 metrų nieko, realiai. Nu, įdomu ir tokį Stokholmą bus pamatyti. Tai, ką norėjau dar papildyti, norėjau gal paneigti Orijaus tą teiginį, kad visos stotis meno galerijos, gal ir yra kažkur tai meno galerijų, bet mums kiek teko lankytis čia centrinėse, pagrinde centrinėje miesto daly metro stotise, tai nematėm meno galerijų. Nebent jie čia kažką jau pakeitė. Kažkaip įdomiai, nutarėm daugiau važiuoti, kad pailys nepavargtų kojos, tai pasirodo maršrutą susidariau, dar su tramvajum važiuosim, lemba nežinau, gal vaikystėje kokią Rygoj paskutinį kartą tramvajum važiavau. Bus įdomi patirtis. Yeah. Nu va, įlipom į tramvajų. Kvepia visas naujas, ne toksai. Man tai naujų tramvajų toks kvapas. Ne, labai paprasta, žinokit, buvo konduktorius, priėjom, kortelę palėtį, susimokė už važiavimą ir važiuoji. Paklausiau, ar teisinga kryptį sėdam, nes visuomet svetimas miestas. Pasirodo viskas gerai, tai va, dabar, aišku, čia gal nelabai matosi tą miestą, čia va, gal pasuksiu, labiau matysis. Na, toks čia centras Kopenhagos, ką aš čia sakau, Stokholmo. Toksai, matosi, kad civilizuota šalis. Viskas gražu. Daug betono, mažai medžių, bent jau centre. Tai va, važiuojam į Vazos muziejų, susitiksim vėliau. Nu, čia vadėjome Vazą muziejų. Norėjom pažiūrėti tą laivą. Nuskendusi labai į greitą viduje. Tai va, štai įėjome muziejų ir eksponatas. Švedai labai didžiuojasi šito eksponato, nes jis ilgai išsilaikė jūros dugne. Ir gana neblogai išsilaikęs, čia aišku, jis biškiai turbūt yra restauruotas, bet pagrinde, va taip kaip gal konservuotas, pagrinde kaip rado, toks jis va čia va ir yra. Čia vat šalia yra Šiaurės muziejus. Labai gražus pastatas toksai. Senoviniai rūmai. Žmona labai nori nueiti. Labai gražu. Turbūt didelė ekspozicija. Tai va, priėjom centre miesto. Dirbtinis ledas žmonės. Nors ir pirmadienis pramogaujam. Daug yra darbo dieną išėjusi čiuožinėti. Su pačiūžom. Dabar aišku pilkuma tokia, nes žiema, nėra žalumos, vasara čia turėtų būti labai miela ir gražu pasiilsėti. Prieš pat išvažiuojant užėjome senamiestį į kavinukę. Paragausim išgirtos švediškos cinamono bandelės. Nu, tokia kaina tai... Jo, žmona sako, šitie kartą tikėkimės be pipirų ir... Nežinau, kažkaip tai kaina tai tokia brangoka. 2 latės ir 2 bandelės. 23 eurai. Nu taip, nežinau. Lietuvoje už tokią kainą kavos negerčiau su bandelė. Aplankėme fotografijos muziejų. Čia įdomios ekspozicijos ir iš tikrųjų gera vieta pasisemti kūrybinių idėjų ir įdomių kadrų.
viršutinėme aukšte randasi kavinė, kuri turi šiaip Michelin žvaigždę, bent jau parašyta. Aš pats maisto nebandžiau, bet kas yra mėgėjas, gurmanas, kažką paragauti naujo, galite užsukti. Jeigu kas nors buvote, parašykite komentarę, ar iš tikrųjų ten ta Michelino žvaigždė ir tas maistas toksai skanus. Na, štai ir baigėsi mūsų kelionė po Stokholmo miestą, kuris mane nustebino kaip miestas derantis, turintis dvi savybės - ir senovę, ir modernumą. Iš tikrųjų, važiuosit į Stokholmą, tai turėkit su savim kažkokią tai kamerą, kad užfiksuoti tikrai gražias akimirkas, kurios jūs nustebins. Taip pat kviečiu jūs užsiprenumeruoti mano kanalą, kad ateityje galėtumėt matyti mano keliones. Taip pat paspauskite like, parašykit komentarą. Dėkui Jums ir iki kito susitikimo.